Labą dieną, tikiuosi gerai mane girdite. Taigi šiandien pristatysiu Argeno 125 kW galios inverterį, kuris jau pernai įsiliejo į mūsų inverterių šeimą ir papasakosiu plačiau, kuom jisai ypatingas, kaip jį montuoti, koks jo paleidimas ir visas kitas smulkmenas susijusios būtent su šiuo naujuoju inverteriu. Jeigu turėsite klausimų, drąsiai klauskite klausimų sekcijoje, lauksiu jų, tikiuosi sužinosite daug visko naudingo. Taigi, esu Andrius, techninis patarėjas Baltijos šalims. Čia žemiau ir mano kontaktai, jeigu nespėsite paklausti ar ateis klausimų į galvą kiek vėliau, galite susisiekti su manim ir aš pagelbėsiu jums. Taigi, trumpai apie patį inverterį papasakosiu, montavimą, paleidimą, funkcijas ir visą kitą, kas yra susiję būtent su šiuo inverteriu. Taip, galime tada pradėti. Taip, taigi, mūsų gamoje yra šie pagrindiniai inverteriai skirti būtent komerciniams objektams, tiek mažesniems, tiek didesniems. Tiek, kad pirmasis SIMO yra jo gamyba jau nutraukta, praeitų metų pabaigoje nutraukėme gamybą, bet nemažai pardavimo partnerių vis dar savo asortimente turi šiuos inverterius. Tai yra geri inverteriai, jų palaikymas vis dar išlieka ir jeigu ateityje turėsite klausimų, reikės jį pakeisti, remontuoti, tai drąsiai galite kreiptis ir mes kaip Fronius pagelbėsime jums. Taip pat prie SIMO turime dar, kas SIMO pakeičia, tai yra Verto inverteriai nuo 15 iki 33 kW, turime tiek tinklo inverterius, tiek hibridinius inverterius. Šiai dienai turbūt vieni didžiausių iš galios segmento hibridiniai inverteriai iš europinių, ką Europos gamintojai siūlo. Tai turime šį sprendimą. Taip pat turime Tauro 50 ir 100 kW inverterius. Tiesa, 100 kW inverterių gamybą metų viduryje taip pat nutrauksime, kadangi turime savo asortimente būtent Argeno inverterius. Tauro 100 kW yra Tauro Eco serijos inverteriai, kurie turi tik tai vieną MPPT, bet jie yra itin geri, patikimi, bet kadangi turi būtent MPPT ribojimą, startinė įtampa gana aukštesnė, tad mes būtent šituos 100 kW inverterius nutraukėme, paliekame tik tai 50 kW inverterius, tiek Tauro Eco 50 kW ir aktyviai pradedame siūlyti Fronius Argeno 125 kW. Taip, Argeno, kaip jis atrodo ir jo pagrindinės charakteristikos, kuom jisai toks ypatingas, kad mes nutraukėme Tauro inverterius ir pradedame siūlyti būtent Argeno. Tai jisai turi 10 MPPT, po 2 grandinės kiekvienam MPPT, startinė įtampa 250 voltų,
perkrova iš modulių pusės iki 200%, tai yra iš modulių pusės galima perkrauti iki 250 kW. Tai gana svarbus dalykas, norint išnaudoti maksimaliai patį inverterį, maksimaliai MPPT, tai galima gana stipriai jį perkrauti. Taip pat kiekvienas MPPT turi po 30 amperų. Taip, kas dar yra šiame inverteryje, tai yra nauja komunikacinė plokštė, integruotos viršytampio apsaugos. Kas dar DC pajungimas per Phoenix Contact jungtis. Taip. Phoenix, taip, kontakt jungtis, nereikia jų užspaudinėti, jos prie įrenginio pridėtos. Greitai ir lengvai galima pajungti. Taip, aš turiu truputėlį minutėlę nueiti, labai atsiprašau. Taip, atsiprašau labai už nesklandumus. Taip, tai dar. Taip, atsiprašau. Taip, tai einame toliau nuo Phoenix Contact. Pereiname prie integruotų viršytampių. Tai puikus dalykas, nes yra tiek AC, tiek DC papildomos apsaugos su keičiamais moduliais. Nereikia papildomai integruoti, montuoti jų šalia kažkur šalia inverterio. Tai staupo tiek pinigų, vietos ir pagalbininkas ir greitai galima sužinoti, kad buvo viršytampis inverteriui, CRDC pusės pranešimas gaunamas į būtent monitoringo programą ir galima greitai pakeisti perdegusį moduliuką nauju ir inverteris vėl toliau gali, jo darbas nenutrūksta, bet galima apsisaugoti nuo kitų pasikartojančių viršytampių. Taip, techninės detalės. 10 MPPT, taip, minėjau, MPPT yra 30 amperų, viena grandinė, jeigu naudojam vieną tik grandinę, tai iki 20 amperų galima perkrauti, viskas gana nesudėtinga. Taip, kaip minėjau, kadangi 30 amperų per MPPT galima naudoti, tai galima naudoti gana didelius modulius. Taip pat, jeigu apjungiam keletą grandinių per sujungimo dėžutes, vadinamosios combiner box, tai galima apjungti kelis MPPT ir turėti iki 60 amperų srovę sujungtam, sudvejintam MPPT. Montavimas, patogus priėjimas, daug vietos, galima kabelį iki 240 kvadratinių milimetrų pajungti, angelius galima 10 mm naudoti. Taip pat AC pajungimo plokštės yra standartiškai 5 sandarikliai kiekvienai gyslai. Galima užsisakyti atskirai
daugiagysliui, kai įeina vienas storas kabelis ir tada išsišakoja viduj. Arba galima AC grandinės plokštę užsisakyti, jeigu norim sujungti keletą inverterių. Taip, kaip tai veikia, truputėlį vėliau papasakosiu dar. Jungiant komunikaciją, galima sujungti žvaigždę į maršrutizatorių arba galima į grandinę sujungti ir vieną maršrutizatorių. Priklausomai nuo vietos, turbūt kabelius taupant, jeigu yra šalia, galbūt į grandinę patogiau, galbūt visi inverteriai vienoje vietoje, galima ir į žvaigždę sujungti. Nes yra dvi LANo jungtis ir dar viena papildoma trečia su fiksuotu IP. Taip, tada yra kelios versijos Argeno su AFCI ir be jo. Tai AFCI kai kuriuose šalyse yra kaip būtinybė, kitur nėra būtinybės, bet rekomenduojam rinkti su AFCI, lanko aptikimo funkcija, tam jog iš DC pusės inverteris aptiktų, ar yra kažkokių problemų, kibirkščiavimo, tam jog apsisaugotumėt nuo gaisro. Taip, įrengimas daugiau mažiau kaip ir su dauguma inverterių, keletas pagrindinių įrankių, kuriuos reikia turėti su savimi. Transportuojant reikėtų, kad 2 žmonės jį transportuotų bent minimum, nes sveria nemažai pats inverteris, turi kojeles, ant kurio galima pastatyti inverterį, rankinas pakelimui, montavimui montuojama nuo -25 iki 60 laipsnių temperatūroje. Atsižvelkit, kur jūs jį montuosite, kur inverterį galima montuoti, kur ne. Taip, nes patį inverterį galima tiek lauke, tiek viduj montuoti. Montuodami išlaikykite atstumus tarp lubų, sienų, kitų inverterių, tam, jog inverteris galėtų pakankamai gerai aušintis ir neperkaistų. Ir neperkaitęs inverteris veikia efektyviau. Montavimo ant sienos yra būtent pats rėmas, jį pritvirtinam 4 varžtais ir tiesiog inverterį užkabinam. Nieko sudėtingo. Kabeliavimas. Reikia nuimti visą dangtį, 14 varžtų atsisuka ir nusiema visas dangtis, tada mes visą inverterio mechanizmą matome, yra daug vietos, patogu prieiti. Montuojant AC dalį, pajungiant, irgi minėjau, standartiškai eina su 5 gyslom, 5 sandarikliais, įvedam kiekvieną laidą, prijungiam, jeigu jungiam grandinę kelis inverterius, tai tada plokštė yra su 10 sandariklių ir įsiveda 10 AC laidų ir kai pasijungia būtent prie šių gnybtų. Yra galimybė jungti ir 4 laidų, 4 gyslas vietoje 5. Tai tokia galimybė taip pat yra. Taip, AC plokštės, kaip minėjau, yra standartiškai su 5 sandarikliais. Daugiagyslis yra galimybė, jog įsivesti storesnį kabelį ir iššakoti jį viduje, arba grandinę jungiant, sujungti keletą, tai yra iki 2 inverterių, tai yra galime sutaupyti ant AC
kintamos srovės kabelio. Jeigu keli inverteriai vienoje vietoje yra, tai atvedam vieną storesnį kabelį ir tada pajungiam prie pirmo inverterio ir iš pirmo inverterio nuvedam į antrą šalia esantį inverterį ir taip nereikia nuo įvado vesti antro kabelio. Taip, taip pat iš inverterio apačios yra pajungimas įžeminimui. DC montavimas, kaip minėjau, yra Phoenix Contact jungtis, paprastas, nereikia užspaudinėti, užsisuka, užsispaudžia. Taip, be abejo, aišku, svarbu nesumaišyti pliuso minuso, pasitikrinti, būtent, kad nesudegintumėt, bei pasitikrinti, ar įtampa neviršė 110 voltų. Taip pat DC grandinės jungiant, jeigu turime daugiau grandinių, geriau jas išskaidyti kuo tolygiau per MPPT, o nesujungti jas į vieną ar kelis MPPT. Tam nebus perkrautos tos viena ar dvi MPPT, inverteris ilgiau dirbs, jo ilgamžiškumas bus didesnis. Taip pat nesumaišykite jungčių, skirtingų gamintojų nesumaišykite, nes jungiant skirtingų gamintojų jungtis gali ne visiškai gerai susijungti kontaktas ir atsirasti kibirkščiavimas. Taip, duomenų perdavimas. Apie patį duomenų perdavimą, tai yra ir susiję tiek su visa inverterio darbo specifika, kaip jis dirbs, kaip jo duomenys, kur keliauja, o tam, kad jie nenukeliautų ten, kur nereikia, tam mes turime būtent patį duomenų saugumą, turime sertifikatus ir nuolat prižiūrim, jog viskas vyktų, visi duomenys keliautų saugiai ir neatsidurtų, nieks neįsikištų galbūt į inverterio valdymą iš išorės. Taip, duomenų perdavimas tai yra nauja komunikacinė plokštė, kaip minėjau, turi du LANo pajungimus standartinius ir vieną su statiniu IP. Taip pat yra pajungimas greitam išjungimui, gedimo relė, kad pranešti apie gedimą. Yra ir Modbus jungtis, bet ji yra išjungta ir ji palikta galbūt ateičiai. Galbūt matysim poreikį, tada aktyvuosime ir ją. Jungiant duomenų perdavimo kabelį, nepamirškite jį ir jo ekraną prijungti, tam, kad duomenys sklandžiai keliautų ten, kur reikia. Jungiant ilgesnius komunikacinius kabelius, reikėtų atsižvelgti į atstumus. Jeigu LANo kabelis yra ilgesnis negu 100 metrų, reikėtų naudoti tarpinį kažkokį LANo pajungimą, tam, kad sustiprintumėt būtent duomenų perdavimo ryšį. Taip, yra, kaip minėjau, gedimo signalizacijos relė. Tai yra pajungimas, galima įmontuoti, jeigu tai yra, tarkime, laukuose, daugiau inverterių išsimėtę per laukus, galima įmontuoti signalinę lemputę, kuri iš tolo nurodys, kuris inverteris neveikia. Taip, tada yra galimybė irgi pajungti
serijos inverterių atjungimą vienu paspaudimu. Tai yra įrengti mygtuką, jungiklį, kurio pagalba nuspaudus, išjungus, išsijungia visa serija sujungtų inverterių. Baigus, nepamirškite sandariai uždaryti dangtį, būtent skirtinguose kampuose iš pradžių, po to visus likusius varžtus prisukti tinkamai tam, kad drėgmė nepatektų į vidų. Taip, minėjau, jog inverteris neturi Modbus jungties, tai su šiuo inverteriu reikėtų naudoti Smart Meter IP energijos matuoklį, kuris komunikuoja per bendrą objekto interneto ryšį. Tai būtent ir internetu perduodamas interneto signalai, kur keliauja energija. Šis energijos matuoklis naudojamas su srovės transformatoriai. Srovės transformatoriai yra nestandartiniai, bet iš milivoltus konvertuoja būtent ne iš srovės į srovę, tarkime, ne iš 250 amperų į 5 amperus, bet būtent iš, tarkim, 250 amperų į 333 milivoltus. Truputėlį kitoks signalas. Taip. Apie pajungimą nepamirškite tinkamai sumontuoti srovės transformatorių. Ant jų nurodyta yra kryptis, kur iš tinklo rodyklė eina į apkrovas. Tai būtent taip ir reikėtų sumontuoti, nesumaišyti pačių laidelių, baltas, juodas. Čia taip pat yra nurodyta irgi balta, juoda, tam, kad lengviau atskirti, būtent fazių taip pat nereikėtų nesumaišyti. Taip, maitinimo nepamiršti pajungti. Taip, instrukcija yra prie energijos matuoklio ir be abejo nepamiršti pajungti į maršrutizatorių geriausia rekomenduojama LAN kabelį. Taip, paleidimas kompiuteriu. Taip, galima tiesiogiai paleisti jį, nes reikia sukonfigūruoti, ir šį energijos matuoklį galima paleisti ir per SolarStart aplikaciją. Taip, pačio inverterio paleidimas. Galimybės kelios yra. Galima tiesiogiai per statinę IP pasijungti tiesiogiai prie kompiuterio. Galima būtent per maršrutizatorių. Jeigu yra vienas ar keletas, tai yra taip pat galima tai pajungti. Taip, galima, taip, jeigu jie daugiau inverterių yra, pajungti būtent per maršrutizatorių. Paleidinėjimas yra kiekvienas inverteris, bet galima parametrus kopijuoti į kitus inverterius, taip supaprastinant, sukonfigūruojant visus inverterius vienodai. Taip, tai paleidinėjant, kas yra svarbu, kad jie visi būtų pajungti prie to paties interneto tinklo. Taip, turėti serijinius numerius, susirasti IP adresą. Taip, na ir juos vieną po kito paleisti. Jeigu turime daryti atidavimą į tinklą ribojimą, galbūt, nežinau,
priklausomai nuo sąlygų, priklausomai tą, ką mes jungiam. Jeigu mums reikia daryti apribojimą į tinklą, mums reikėtų naudoti papildomą inverterį, pasirinktinai vieną iš Verto serijos, Gen24 ar iš Tauro. Būtent šie inverteriai būtų kaip masteriai, pagrindiniai inverteriai, o Argeno būtų kaip antriniai slave. Taip, tai dar kaip antriniai taip pat gali būti visi tie patys Argeno, Gen24, Verto, Tauro ar Snap inverteriai. Taip, tai taip pat reikėtų naudoti Modbus TCP ryšį. Energijos matuoklis turėtų būti prie pagrindinio inverterio pajungtas, nes būtent pagrindinis inverteris valdys visą būtent jėgainę, visus kitus gretutinius inverterius pajungtus. Taip, turint didelę jėgainę, mums reikia ir valdiklio. Mes bendradarbiaujam būtent su SolarLog, Meteo Control, Grantner valdiklių gamintojais. Tai su šiais valdikliais mes esame ištestavę, žinom, kad veikia, bet be abejo jūs galite naudoti ir kitus valdiklius, jeigu įprastai naudojate juos su kitų gamintojų inverteriais ar kitais Fronius inverteriais, tarkim, Tauro, Verto ar miksuodami keletą inverterių, turite kažkokį kitą valdiklį, tai būtent galite naudoti ir jį. Jeigu nesate tikri, ar jūsų valdiklis tinkamas, galite kreiptis į mus, mes pažiūrėsim, patikrinsim ir įvertinsim, ar jisai turėtų veikti, ar galbūt tikrai ne. Bet, greičiausiai, kad veiks, nes, daugiau mažiau jie veikia panašiai. Taip, ką dar Argeno gali, tai yra atnaujinta, papildyta funkcija, tai reaktyvios galios valdymas. Tai, ši funkcija leidžia tiekti reaktyvią galią tiek dienos metu, kai inverteris, kai šviečia saulė, kai veikia, bet tiek ir nakties metu, kai būtent tos pačios gamybos nevyksta. Tai leidžia būtent pačiai sistemai palaikyti visą tinklo stabilumą tiek dieną, tiek naktį. Tai, vartotojui gal tai ir ne taip svarbu, bet tinklo operatoriui tai ganėtinai svarbi funkcija. Taip, monitoringas, visa gamyba matoma per SolarWeb, per standartinį Fronius monitoringą, tai galite matyti, kaip visa gamyba viskas vyksta. Taip pat be abejo ir tiesiogiai prisijungus, tarkim, paleidus inverterius galima irgi būtent matyti visus parametrus, kaip viskas veikia. Taip, tai kas dar yra galima per monitoringą, tai yra galimybė būtent irgi atnaujinti patį inverterį, programinę įrangą, tai viskas yra ganėtinai nesudėtinga. Taip pat yra galimybė ir nuotoliu keisti parametrus pačiam inverteriui. Tai yra truputėlį kitaip negu kitoks prisijungimas, kitoks valdymas negu standartinių Fronius inverterių, bet ta galimybė yra. Tai nereikia irgi vykti kiekvieną kartą į objektą, norint pakeisti kažkurios parametrus. Servisas, ką mes galime keisti, tai vietoje galima keisti viršytampius, tiek AC, tiek DC, ar pakeisti visą inverterį. Tai yra, kaip montuotojui, jums nereikia
giliai žinoti, kaip veikia pats inverteris, kurios detalės, kaip sujungtos, kokiu eiliškumu keisti komponentus, jeigu tai yra ne ventiliatorius ar viršytampiai. Ir mūsų serviso komanda patvirtina, jog taip reikėtų pakeisti ar suremontuoti inverterį, tai mes jums išsiunčiam naują inverterį ar atnaujintą inverterį, jūs jį pakeičiat ir tada mes jau tvarkomės būtent su tuo gedimu, kuris yra. Įšalinam, o jūs tiesiog toliau naudojatės atvežtų kitų naujų inverterių, kuris toliau veikia ir gana greitai atstatoma visos jėgainės darbas. Tai yra supaprastinama, pagreitinamas, būtent atkuriamas pačios jėgainės darbas. Taip, tai taip pat visų nesklandumų šalinimas, trikdžių šalinimas, viskas vyksta per SolarSOS aplikaciją tiek telefone, tiek web naršyklėje, kaip jums patogiau naudotis. Per būtent SolarSOS galite užpildyti problemas, bendrauti su mūsų servisu ir spręsti iškilusias bėdas. Taip, procesas serviso, kaip ir su visais kitais mūsų produktais, kreipiatės į mūsų kolegas, pateikėte kuo daugiau informacijos, jeigu yra būtinas keitimas, atliekame keitimą, atliekate pakeitimą objekte ir išsiunčiate, būtent užsakote išsiuntimą per DHL ir mes įgaunam, sutvarkome visus finansinius kitus reikalus. Svarbu nepamiršti sugedusi inverterį ar detalę grąžinti mums per 30 dienų nuo gavimo būtent naujo. Taip, tai trumpai tariant, taip, tiek papasakojau, klausimų, matau, šiuo metu nėra. Jei turėsite vėliau, kreipkitės, pasistengsiu aktyviai ir greitai atsakyti juos. Taigi, ačiū Jums už dėmesį ir susimatysime kitą kartą. Geros dienos.